Sveiki atvykę į Intergenderation Erasmus Plus projektą, finansuojamą Europos komisijos. Šioje laidoje kalbėsime apie motivaciją ir gerovę skirtingų kartų komandose, bei kodėl būtina atsižvelgti į skirtingus gyvenimo etapus siekiant kurti sveikesnės, įtraukesnės ir tvaresnės darbo vietas. Toje pačioje komandoje žmonės gali būti visiškai skirtingose gyvenimo etapuose. Vieni tik pradeda savo karjerą, trokšta mokytis, augti ir formuoti profesinę tapatybę. Kiti yra įsitvirtinimo etape, galbūt derina darbą su šeimos įsipareigojimais ar siekia vadovaujančių pareigų. Dar kiti artėja prie pensijos, jiems vis svarbesnės tampa pusiausvyra, palikimas ir pripažinimas. Dažna klaida manyti, kad visus motyvuoja tie patys dalykai, ar kad visiems reikia vienodos pagalbos. Laikui bėgant keičiasi ir šių skirtumų pripažinimas yra ne tik emocinio intelekto požymis, tai ir veiksminga valdymo strategija. Motyvacija kaip ir gerovė nėra statiška. Ji kinta priklausomai nuo asmeninių prioritetų, socialinio konteksto ir profesinių iššūkių, su kuriais susiduria kiekvienas žmogus. Jeigu šie skirtumai ignoruojami, gali kilti tylus nepasitenkinimas. Jaunesni darbuotojai gali jaustis, kad jų energija ir idėjos lieka nepastebėtos, vidutinės karjeros etape esantys, kad įstigo tarp spaudimo ir monotonijos, o vyresni, kad jų patirtis nebevertinama. Tokie neatitikimai tiesiogiai veikia darbo atmosferą, rezultatus ir įsitraukimą. Kita vertus, kai atsižvelgiama į gyvenimo etapus ir suteikiama atitinkama parama, sąlygos visiems ženkliai pagerėja. Žmonės jaučiasi motyvuoti, suprasti ir lydimi visos savo karjeros metu. Tai gali reikšti lankstesnių darbo grafikus ar modelius, pritaikytas mokymų programas, iš naujo apibrėžtas pripažinimo sistemas ar klausymosi erdves, kuriuose kiekviena karta gali išsakyti savo lūkesčius ir poreikius. Svarbu prisiminti, kad gerovės skatinimas daugiaamžėse komandose nėra tik materialinės naudos ar sveikatingumo programos, tai ir emocinės pagarbos aplinkos kūrimas tokios, kur žmonės jaučiasi saugūs, vertinami ir esantys bendro tikslo dalimi. Psichologinis saugumas, prasmės pojūtis ir pasitikėjimu grįsti santykiai yra esminiai gerovės ramsčiai bet kuriame amžiuje. Be to, atsižvelgti gyvenimo etapus nereiškia klijuoti etiketes ar riboti žmones pagal jų amžių. Priešingai, tai kvietimas suprasti, kad motyvacija yra asmeniška, dinamiška ir sudėtinga. Kai kurie jauni žmonės gali ieškoti stabilumo, o vyresni darbuotojai vis dar trokšti augti ir imtis naujų iššūkių, klausytis nepriimant išankstinių prielaidų, klausti prieš vertinant ir siūlyti lanksčias galimybės vietoj griežtų normų gali turėti realų poveikį. Kartų įvairovė neturėtų būti laikoma problema, kurią reikia spręsti. Tai vertingas išteklius, leidžiantis kurti teisingesnės ir labiau pritaikytas gerovės strategijas. Organizacijos, kurios priima šią perspektyvą, tampa vieta, kur kiekvienas, nepaisant amžiaus, gali atrasti prasmę, priklausimo jausmą ir ateities viziją. Tokiose sąlygose motyvacija tampa neribotų ištekliumi, o bendra jėga. Įmonės, kurios taiko gyvenimo etapais paremtą motyvacijos ir gerovės požiūrį, ne tik išlaiko talentus, jos kuria empatiškesnes, inovatyvesnes ir prisitaikančias komandas. Vietoj vienodo visiems taikoma sprendimo, jos siūlo individualius kelius atspindinčius kiekvienos profesinės kelionės unikalumą. Lyderystė šiame procese atlieka pagrindinį vaidmenį. Aktyvus klausymasis, empatiškas valdymas ir lankstumas, atsižvelgiant į individualias realijas, nebėra tik minkštieji įgūdžiai. Tai pagrindinės 21 amžiaus lyderystės kompetencijos. Sąmoninga lyderystė supranta, kad rūpintis žmonių gerove reiškia rūpintis ir pačios organizacijos ateitimi. Šiandien tiek, ačiū, kad buvote su mumis šiame Intergenderation epizode. Jei norite toliau tyrinėti, kaip skatinti tarpkartinį įtrauktį ir gerovę darbe, apsilankykite mūsų oficialioje svetainėje intergenderation.eu
ir sekite mūsų socialiniuose tinkluose. Finansuojama ES. Pateikiamos nuomonės ir požiūriai yra tik autorių ir nebūtinai atspindi ES ar agentūros Erasmus+, France Education Formation poziciją. ES skirianti institucija nėra atsakinga už pateiktą turinį. Šis darbas yra licencijuotas pagal Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International licenciją. Norėdami peržiūrėti licenzijos kopiją, apsilankykite creativecommons.org/licenses by SA/4.0. Logotipai į šią licenciją neįtraukiami.